Šį pirmą kartą išėjau į laisvę praeitais metais spalio mėnesį 3 parom atostogų. Ai, tu tiesiog taip išėjai. Jo, nes man spalio mėnesį suteikė lengvą grupę ir aš tada parašiau prašymą, jokių baudų neturiu, visas baudos sumokėtas mano, kur buvo iš anksčiau tenais, nes su baudom negalima eiti, žinai. Ir pirmą kartą išėjau po 16, kai tik su pusę metų tiem 3 parom. Tai toks jausmas keistas buvo. Nekeistas, žinai, kaip buvo. Išeinu čia per vartus, kaip ir važiuoju link namų, žinai, bet draugas atvažiavo, toks mano labai geras draugas iš Tauragės, Darius, linkėjimai Dariui, jeigu matys. Tai sako, aš būtinai atvažiuosiu, kaip bebūtų po tiek metų, nes mes daug metų pažįstami, toks mano tikras draugas, žinai. Tai sako, atvažiuosiu tave paimti. Ir mes važiuojam su juo čia link Kauno autostradą, žinai. Ir man toks jausmas, kad aš ne link namų kažkur važiuoju, kažkur etapų, kažkokį Kauno kalėjimą, žinai, ar kažkas tokio man. Vis tiek dar. Akis mato, kad tu laisvai, bet smegenis tiesiog nepriima ir viskas. Ir grįžau namo, įėjau į namus, mano mama buvo 20 metų emigracijoje Anglijoje ir buvo nesenai būtų nusipirkus Kuršėnuose, tai dar visas bardakas, žinai, daiktai iškrauti, žinai, dar baldų net nebuvo ant žemės mėgau, bet vis tiek namuose, žinai. Jo, tas miestelis toks žiūriai susitvarkęs, žinai, visur tilteliai pėsčiųjų padaryta, pakrantė gražiai. Per tiek metų dabar aplamai visą Lietuvą gražiai susitvarkiusi, kiek pastebėjau. Ir aš tas 3 paras, toks vaikštai kaip dairais, viskas įdomu. Kitam pasaulyje. Sutinki, pavyzdžiui, žmogų, kaip ir matytas, kaip ir supranti, kad tu kažkur su juo tikrai buvęs kažkur, bet negali atgaminti, kur tu su juo buvęs, žinai. Ar jisai draugas tavo kažkada gal koks buvo, ne draugas, geras, pažįstamas. Man sako, sveikas, sako, nesenai čia apie tave kažkaip dar pakalbėjom ir matom, galvoju, o kas tu toks, žinai. Ir aš nedrįstu klausti, sakau, man nemandagu, žinai.